Labas rytas iš lietingojo Tryro. Jaučiu labai blogai tariu miestų pavadinimus. Iš tikrųjų esam čia buvę, bet praeitą kartą ne visai spėjome apžiūrėti šio miestelio, kažkur skubėjome, nebeprisimenu kur. Todėl atvažiavome dar kartą, nes atsimename, kad čia labai gražu. Iš karto jums ir rodo. Photo Point, Porta Nigra. Vup, vup. Tadam. Tai yra romėnų vartai, pastatyti 180 metais. Įėjimas į šios vartus kainuoja 4 eurus. Pabandysime užeiti. O, kaip čia gražiai. Lipame aukštyn. Šitie akmenys yra pajuodę dėl tam tikros bakterijos, kuri užpuola akmenis. Aš visą laiką galvodavau, kad dėl gaisrų pajuosto, o pasirodo ne. Štai toks miestelis įėjus pro vartus. Nuo vartų iki bažnyčios. Tai čia matosi dalis, kuri yra išlikusi dabar, o mėlynai dalis, kuri buvo. Tai va tik tiek išlikę iš bažnyčios. Bet bažnyčios buvo statyti 1800 metais. Pakliuvom į spąstus. Ką tik ten matėsi kalnas. Miestas nieko nebesimato, nes ateina lietus. Na, matyt, pabūsime čia ilgiau. Gerai, kad bent esame po stogu. Va čia tai papuolėm. O, ir ledukų šiek tiek krenta. Nesimato per kamerą. Jo, čia matęs, kad labai greit ateina, turėtų gal greit ir praeit. Na va, ir lietus nustojo lyt ir apžiūrėjome sau ramiai. Taip greit ir praėjo valandėlę. Jei būsite šioj vietoj, tai turėkite omeny, jog laikas visai greit praeina. Nu va, ne taip toli paėjus. Štai mes ir senamiestyje. Oi, nelabai čia kas matosi. Kažkaip labai daug kioskelių. Mašinų uždengia visą grožį aikštės. Geras. Sėdi ir tiesiog iš vėlutės lanksta. Kiek visokių išlankstyt galima. Vaikštam šitame mieste ir visgi manom, kad ir vėl turim per mažai laiko, kad jį visą apeiti. Vėl kažkur turime skubėti. Na, taip jau gaunasi. Kol nelyja lietus, dar truputėlį pavaikštame po miestą. Visai įspūdingas miestas. Atbėgom atgal į mašiną, nes ir vėl lyja. Va toks tas keliavimas rudenį. Na štai, atvažiavome į kitą vietą. Aišku, galėjome ateiti pėstute, bet labai lijo lietus
Ir parkingas buvo į pabaigą, tai tiesiog privažiavome arčiau į kitą vietą. Čia taip pat susimokėjome 4 eurus. Šis pasakojimas prasideda žinoma nuo Romos imperijos, kadangi šie statiniai nuo tada ir yra likę. Ir šiek tiek parodoma, buvo statomas šis miestas. Čia taip pat labai gerai matosi, kiek nedaug yra išlikę iš šio pirčių vonių komplekso, tai tik tais šita dalis yra išlikusi. Nors šiaip kaip istorijoje parašyta, didžioji dalis ir nebuvo iki galo pastatyta, šios pirtys taip ir nebuvo iš tikrųjų naudojamos. O štai jų likučiai. Tokie griuvėsiai ir belikę. Atvirkščiai nei ten, kur ką tik buvom, čia likę daug mažiau griuvėsių, bet statyta labai neblogai. Nu, romėnai mokėjo statyti. Gražiai taip statė. Vaikštame čia šitais požemiais, griuvėsiais. Sakom, jaučiamės tai šiek tiek kaip kokioje Italijoje arba Graikijoje. Keista, kad Vokietijoje yra tokių išlikusių vietų. Vaikštam čia jau labirintais kokias 20 minučių. Gal šiek tiek ir pasiklydome. Bet visai sakom, kad verta. Labai įdomi atmosfera. Visai verta pasivaikščioti už 4 eurus, nebrangiai. Na ką, paliekam šitos griuvėsius ir lekiam į... Ir nauja šalis yra Liuksemburgas. Sveikina mus Tele2, tai visai ne reklama. O tik nauja šalis. Turime šiokių tokių problemėlių. Mums baigėsi visiškai vanduo ir planavome permiegoti kempinge, kad užsipildyti vandens, kad išleisti purviną vandenį, kad susitvarkyti tualetą, kad išsiskalbti rūbus ir kad išsimaudyti. Viskas nuplaukė, nes apvažiavom jau 2 kempingus ir abudu yra pilnai užbukinti. Todėl dabar esame degalinėje ir pilamės vandenuką iš degalinės. Štai taip Deivis pila vandenuką, nes švaraus vandenuko mes jau turėjom visiškai 0, o jau pripylė 66. Nuotekų vandens, tai yra purvino vandens, kuris taip pat kaupėsi pas mus apačioje, turime jau 1/3 užpildyta. Būtų gerai išsipilt, na, bet dar kaip nors. Svarbiausia, jog švaraus vandenuko jau šitą. Nes buvo visiškai 0. Vėl lyja lietus. Deivis vargšiolis vis dar pila vandenį. Labai silpnu srovelė bėga. Labai ilgai reikia pildyti. Vargšelis. O visi sako, koks fainas jūsų gyvenimas, keliaujate tik tais, džiaugiatės gyvenimu, va prašau, stovi savo per lietų ir pili vandenuką į kemperį. Nu viskas. 100% švaraus vandens. Galima eiti plauti indus ir naudotis tualetu. Kadangi diena buvo tokia lietinga, nusprendėme atvažiavę į Liuksemburgą, tiesiog susirasti vietą nakčiai, apsitvarkyti kemperį, kaip visada pamontuoti vlogą, pasitvarkyti ir panašiai prastumti laiką, kitaip sakant. Na ir Deivis atvažiavo į Liuksemburgą, sostinę Liuksemburgą, prisiparkavo tokioje vietoje, gan gražioj. Ir dabar mes sėdim, lietus nelyja ir sakom,
Varom į miestą, nes neįmanoma sėdėti prie tokio grožio. Patys pasižiūrėkit. Va, kokiai vietai prisiparkavom. Varom į miestą. Tik iš pradžių stipriai apsirengiam. Lauke 12 laipsnių. Taip, kad video nebus kol kas. Aš nežinau, oras tiesiog tyčiojasi iš mūsų. Nespėjom apsirengti, žiūrim pro langą. Lyja lietus. Jaučiu, nepavaikščiosim po Liuksemburgą. Nu, krapnoja. Gal nustos. Šaltas ir ankstyvas rytas iš Liuksemburgo. Tiek ankstyvas ir tiek šaltas, kad matote iš rūtos. Nenori nei filmuotis, nei nieko. Labai nepatenkinta. Bet daug laiko šiandien neturim. Netyčia neskubėjom, o pasirodo šie futbolo varžybos už 300 km. Tai keliamės anksti, apžiūrim Liuksemburgą su šypsena. Reiškia, pasirodo šiandien varžybos. Tu turi bilietus. Pasirodo, šiandien varžybos. Kas čia per pasirodo? Jos kasdieną būna. Nu, galvojau, kad rytoj bus. Tai va tas ir keičiasi. Žiopliukas čia vienas vaikšto toks. Pašitas. Einam. Štai toksai kalnuotas ir įdomus Liuksemburgas. Štai čia yra Liuksemburgo centras už tų pastatų jau. O mes kaip visada miegame prie pat centro. Čia ir miegojam. Viena iš apžvalgos aikštelių. Vėl lyja. Bet ne dėl to filmuoju. Filmuoju, nes Dėl to, kad liūdna. Rūta pavalgė, po pusryčio užgėrė kavos ir dabar jau šypsena atsirado. Net ne taip yra. Filmuoju, nes labai liūdna, kad turime palikti Liuksemburgą ir norėjau pasakyti, jog turėkite omeny, kad čia būtinai reikia skirti bent vieną pilną dieną arba 2, nes vietų aplankyti čia tikrai yra nemažai. Na, o mes dėja turime važiuoti ir dar noriu būtinai pasakyti, kad visas viešasis transportas Liuksemburge yra nemokamas, todėl visai nebaisu yra nuklysti kažkur toliau, paeiti, nes bet kada galima sugrįžti autobusu ar tramvajumi nemokamai. Tai vat. Visai ant galo užlyja. Aš nesuprantu, oras nemėgsta mūsų šioje kelionėje. Nu, niekada dar taip nėra buvę, kad tiek lytų. Nu gerai, gal kad ruduo. Nekeliaukit rudenį. Na, štai ir viskas. Užtenka būti Liuksemburge. Ne, neužtenka. Turime važiuoti toliau. Tad vėl sveika Vokietija. Ruošiasi, ten ruošiasi, laukt nuolat reikia. Dar, sako, moteris ilgai ruošiasi. Krapštosi, ten kažką daro, rengiasi, dažosi. Aš senai jau pasiruošus stoviu, laukiu, nes mūsų laukia vienas didžiausių Europoje kinų kvartalų, 3 vietoje pagal dydį. Labai bus įdomu. Štai ir tas garsusis Japonų rajonas. Taip, žinau, atrodo kaip visiškai paprasta gatvė, taip iš tikrųjų ir yra. Gal skirtumas tame, kad tikrai labai daug japoniškų restoranų, parduotuvių, tik
viena labai didelė problemytė tame, kad mes šiek tiek pamiršome, jog šiandien sekmadienis, o Vokietijoje sekmadieniais parduotuvės nedirba. Taip pat ir šiame rajone. Todėl teko tik tais apsilankyti kavinėje, į kurią dabar ir einame. Paragausime ne tik tradicinio japoniško maisto, bet ir japoniško alaus. Na ką, atnešė mūsų maistą. Skanaus. Vienas jau pabaigtas patiekalas. Liko dar vienas. Porcija nemaža, bet skonis tai wow. Tokių skanių makaronų nesu nei aš, nei Rūta turbūt valgys. Žiauriai skanu. Wow. Gerai, kad atnešė ir šakučių. Kai kas nelabai čia susitvarkytų, vien tik su lazdelėmis. Nepavyko apsilankyti japoniškose parduotuvėlėse, bet šiek tiek apsižvalgėme. Štai tiek to Düsseldorfo. Keliaujame toliau.